Patinku vyrams, bet greitai nusiviliu santykiais, prarandu save. Kas su manimi negerai? Dar viena pakankamai aktuali ir dažna problema. Gavau laišką. Labas vakaras, stebiu jūs jau kurį laiką, bet iš ties visiškai esu nusivylusi santykiais ir savimi. Nebemoku mylėti aš arba per daug idealizuoju santykius, tokių kokių norėčiau, bet man nesiseka. Treti rimti santykiai gyvenime ir vėl viskas baigėsi mano iniciatyva skyrybomis. Kodėl vyrai mane myli ir nori su manim būti, o man juos pažinus artimiau nusiviliu ir visi jausmai dingsta, kaip jų nebūta. Kas su manimi negerai? Nebetikiu nei santykiais, nei meilė, nei pati savimi. Praradau po šių santykių pati save, palūžau emociškai. Nesitikiu, kad jūs man padėsit, ar mokamai, ar nemokamai, bet gal tiesiog kažkuria linkme mane nukreipsit, kaip man elgtis, kur man kreiptis, nes tiesiog prasmė gyvenimo liko tik vaikai ir tiesiog pragyventi vis kiekvieną dieną. Taigi, rimtas laiškas, vertas dėmesio jį panagrinėti. Ką pirmiausiai pastebiu? Pirmiausiai pastebiu, kad šitame moters laiške yra daugybė skausmo, tačiau yra daugybė ir savianalizės. Moteris jaučia, kad kažkas jos viduje nesutvarkyta. Jokiu būdu netgi negirdžiu kaltinimų, jog ji kaltina tik vyrus, bet ji ieško atsakymų savyje. O tai yra pirmas labai svarbus ženklas į savęs pažinimą ir nebekartojimą tokių pačių toksinių santykių ateityje. Labai svarbu pabrėžti ir tai, kad ne su tavimi kažkas yra negerai. Tai tiesiog yra neišspręsti tavo vidiniai procesai. O tai galima išspręsti. Pagrindinė problema, kuri man čia girdisi tarp eilučių, tai čia ne santykiai griūva. Viskas su santykiu čia gali būti ok. Jūsų santykis su pačia savimi yra šiek tiek pažeistas arba jūs nesijaučiat pilnai saugi savyje. Jūs nesijaučiat pilna meilės, jūs nesijaučiat pilnatvėje, būdama viena su savimi. Todėl jūs ieškote tos pilnatvės užpildymo iš išorės. Ir santykiai nėra priežastis, dėl ko jūs jaučiatės blogai. Blogai jūs jaučiatės todėl, kad kai jūs papuolate į tuos santykius, jūsų tos neišspręstos problemos pradeda skleistis. Juolab, kad ir kitas žmogus ateina su neišspręstom problemom ir tada gaunas visa pilna scena dramos. Ir būtent tokioje situacijoje ir pasireiškia tos blogos vidinės būsenos, konfliktai, neišspręsti dalykai ir taip greitai jūs nusivilia tais santykiais. Dabar būtų labai svarbu panagrinėti, kokios visgi yra priežastis, kodėl jūs vyrais pakankamai greit nusivilėt. Visų pirma, žmonės įsimyli. Ir mokslininkai, psichologai, sociologai teigia, jog įsimylėjimo stadija, pati pirma meilės stadija, trunka nuo 3 iki 6 mėnesių. Kartais iki metų, jeigu partneriai nesimato pakankamai dažnai. Ir tai panašu, kad įvyksta įsimylėjimas, bet jūs įsimylite ne patį žmogų su jo vertybėmis, tikslais, norais, gyvenimu, bet jūs įsimylite vaizdą, idealą. Jūs įsimylite idealų vaizdinį, kurį įsivaizduojate, kad turėsite ir susikursite su šito partneriu. Tačiau jūs nepastebit jo trūkumų, problemų, kurias pastebite tik po kelių mėnesių. Ir kai tik žmogus tampa artimesnis, jūs pradedat išsigąsti, atsiranda baimė, išsijungia jausmai ir galite turėti netgi vieną iš prieraišumo tipų, kuris yra atstumiantis arba vengiantis. Tada, kai jūs pajaučiat daugiau artumo su partneriu, jūs pradedate jo vengti. Tam gali būti žinoma keletas priežasčių. Viena iš priežasčių, jūs bijote vėl skausmo. Keletą kartų jūs įskaudino, jūs jaučiate skausmą viduje po iširusio santykių, todėl kai tik suartėjate arčiau su kitu žmogumi, tikėtina, kad jūs bandote to vengti, nes jūs vengiate ateinančio galimo skausmo. Antra galima priežastis, kaip ir minėjau prieš tai, gali būti tai, jog pradžioje jūs idealizuojate šitą santykį ir kai pamatot, kad jis nebus toks idealus, vėlgi nusivilę to santykių, matote nebeidealų žmogų, ateinate į kitą meilės stadiją, konfliktų sprendimą, ir nebenorite spręsti tų konfliktų, nes jau daug kartų matėte, kaip tai baigėsi. Dar labai svarbus dalykas, ką ir laiške tarp eilučių galima išvelgti, jūs pati pilnai savęs nepalaikot ir savęs nemylit. Todėl jums labai sunku priimti stabilę, tikrą, tyrą meilę iš kito žmogaus, netgi tada, jeigu jis gali tą meilę jums suteikti. Todėl gali būti, kaip ir rašėt, kad vyrai mane myli, vyrai nori su manim būti, bet jūs pati su savimi nesijaučiat sklandžiai, sveikai ir pilnoje meilėje savo, būdama su kitu partneriu. Dar laiške jaučiamas emocinis išsekimas. Ir po kelių sugriuvusių, netinkamų, nuviliančių santykių tarsi įsijungia apsaugos. Jūs vengiate skaudžių išgyvenimų, todėl netgi galite vengti suartėti su žmogum.
Tiesiog bijote atsiverti tam žmogui, nes jaučiate, kad vėl gali tekti nusivilti. Na ir iš to susideda keli faktai. Tai yra nuovargis dėl ankstesnių santykių, savivertės praradimas, labai rekomenduočiau stiprinti savo savivertę ir nesaugus prisirišimo tipas, bei baimė būti dar kartą įskaudintai. Šitos dalykus būtinai reikėtų tvarkyti. Na ir jeigu reikėtų išskirti patį didžiausią, svarbiausią vieną sakinį šitame visame laiške, jis būtų toks. Praradau po šių santykių pati save. Šitas sakinys pasako daugiau negu visa pati istorija. Jūs tiesiog nebegalite jausti, kas jums tinka, kas netinka. Jums pakankamai sunku užmėgsti artimą ryšį su žmogumi, nes yra vidinė baimė, jog vėl kažkur skaudės. Jums pakankamai sunku leisti savo įsimylėti. Jums pakankamai sunku priimti meilę iš kito žmogaus, kaip ir minėjau, dėl to, jog pati savęs pilnai nemylit ir nevertinat. Ir jūs apskritai galimai nebetikit santykiais, nes keli santykiai, kurie buvo jūsų gyvenime, jūs tiesiog nuvylė. Ką reikėtų daryti tokioje situacijoje? Tai iš esmės būtų svarbiausia užduoti savo, kaip jūs pradedat užduoti savo klausimus, labai faina, kad save analizuoja. Čia yra, kaip ir sakiau, labai svarbus žingsnis, bet linkėčiau jums užduoti šios klausimus. Kas aš esu be santykių? Kas man nutiks, jeigu aš neturėsiu apskritai santykių? Ar aš galiu taip funkcionuoti? Ar aš galiu mylėti save, gerbti save, vertinti save, netgi nebūdama santykiuose? Kitas labai svarbus klausimas, ko man iš tikrųjų reikia? Ar aš iš tikrųjų noriu tokio artimo gero santykio, ar man iš tikrųjų trūksta saugumo iš vyriškos pusės, ar aš iš tikrųjų desperatiškai ieškau tų santykių, ar aš iš tikrųjų ir noriu santykių, bet to pačiu ir bijau priartėti prie žmogaus. Labai svarbu išsiaiškinti, ko aš iš tikrųjų noriu. Na ir dar labai svarbu išsiaiškinti, kas mane santykiuose išsekina, trigerina, skaudina, nervuoja, o kas iš tikrųjų įkvepia. Tai pirmas žingsnis į santykius būtų netinkamo partnerio vyro ieškojimas, o susitvarkyti savo savivertę, susitvarkyti savo emocinę būseną, išmokti pagaliau mylėti, gerbti, vertinti save, netgi be partnerio. Tik tada į jūsų gyvenimą galės ateiti tinkamas partneris. Todėl pirmiausia reikia susigrąžinti save, jausti saugiai savo viduje ir tik tada galvoti apie naujo ryšio kūrimą su kitu žmogumi. Na ir dabar žinutė visiems žiūrovams, kurie čia žiūri, tai visų pirma šita istorija ką mus moko. Ji mus moko, kad santykiai, jeigu pradeda kartotis dažnai panašiu scenarijumi, kad mes bijome prisirišti prie kito žmogaus, kad mes jaučiame, jog santykiai nesiklosto, nuolat ieškau saugumo, tačiau jo nerandu, galbūt santykiuose pametu galvą ir save ir nebesijaučiu visiškai individualus ar individuali tose santykiuose, pirmiausiai reikėtų ieškoti problemos ne pačiose santykiuose, ne pačiame santykėje ar partneryje, o vidinėje mano būsenoje, vidinėme mano psichologinėme mechanizme. Kas manyje, reikėtų klausti, kas manyje netinkamai funkcionuoja, jog aš nesugebu palaikyti to tinkamo santykio. Taigi, nekaltinti partnerį ar partnerius dėl netinkamo santykio, o ieškoti, kas manyje pritraukia tokį partnerį, kas manyje neleidžia išlaikyti to stabilaus ir gražaus ryšio. Dar vienas svarbus faktas, kurį reiktų suprasti, kad meilė ir santykis reikalauja dviejų paradoksalių skirtingų dalykų – saugumo ir atsiverimo. Iš vienos pusės mes jaučiame saugiai, kada turime kažką savo paslėpto individualaus ir partneris nežino, kur mes esame pažeidžiami. Tačiau tada neįmanoma tikra tyra meilė ir susijungimas. Tam reikia atsiverimo, kaip ir minėjau. Taigi, o jeigu mes atsiveriam, visiškai pilnai atsiveriam su partneriu, mes tarsi jaučiamės pažeidžiami. Todėl šitoj vietoj labai svarbu ir mokėti jausti saugiai, tačiau ir atsiverti tinkamam partneriui, tačiau vis tiek jausti saugiai, netgi tada, kada esam pažeidžiami. Na, o jeigu jūs esat praradusi ar praradę save, jūs nebemokat savęs mylėti, neturite aukštos savivertės, sunku komunikuoti, nesijaučiate saugiai, tai jūs neturite nei saugumo jausmo, nei galite atsiverti. Ir tada santykiai klostosi labai toksiškai. Todėl pirmas dalykas santykiuose, pats svarbiausias dalykas, kurį tau reikia žinoti, tai reikia susigrąžinti save. Reikia pilnai stovėti ant kojų, jausti saugiai gerai, su šypsena veide, su tikrai stabilia emocinė būsena savyje, su aukšta savivertė, savigarba, meilė savo ir tada tie toksiniai santykiai kartosis labai retai arba jų išvis tiesiog nebebus. Nes jūs tiesiog nebepritrauksite arba neleisite prie savęs būti tokiam partneriui, kuris nevertina jūsų. Tai ačiū Jums labai už klausimus, ačiū visiems, kas klausote, pasidalinkit būtinai šitos video su žmonėms, kuriem jaučiat, kad tai bus vertinga, su žmonėms, kurie stringa santykiuose, su tais, kuriem galbūt nebereikės įpulti į kažkokį neteisingą santykį, jeigu pamatys šitą video. Ačiū Jums, kad dalinatės, ačiū, kad žiūrite, lauksiu daugiau Jūsų klausimų. Iki.